Norit tikėkit, norit ne, bet tai, ką papasakosiu, yra gryniausia teisybė. O atsitiko tai pernai vasarą, rugpjūčio mėnesį. Žvejojau savo šventojo ir pasigavęs porą žuvų, ketinau jau eiti namo. Staiga suskamba telefonas, žiūriu, nežinomas numeris. Atsiliepiu ir girdžiu balsą. Mes išsirinkome tave. Ką? Turėsim mums padėti. Tikriausiai ne čia pataikėte, tariau, bet jie vis tiek neatstojo. Eik paskui rodykles. Vėliau bus pasakyta, ką turi daryti. Vėl sumaurojo tas pats balsas. Skubiai išjungiau telefoną, susirinkau žvejybos įrankius ir traukiu namo. Kažkokie idiotai, pamaniau savo eidamas. O gal kas nors iš draugų juokauja? Neblogi juokeliai. Eidamas keliu pamačiau pirmąją rodyklę. Užkniso šitos nesąmonės. Tariau savo ir pasukau priešingą kryptim. Ir ką sau manote, tuoj pajutau pirmą smūgį tiesiai į veidą. Antrasis buvo į pilvą. Gerai, pasiduodu. Sumurmėjau ir grįžau prie rodyklės. Greitai priėjau ir antrąją, paskui trečiąją. Žiūriu, jau ir tempti pradėjo. Netikėtai vidur miško aptinku degantį laužą. Nieko sau, pamaniau. Ir staiga prisiminiau, kad esu visą dieną nevalgęs. Išsikepsiu žuvį ir varau toliau. Staiga jaučiu, kad už nugaros kažkas stovi. Neatsisuk, nes pamatęs mus mirsi. Išgirdau tą patį nemalonų į balsą. O dabar klausykis įdėmiai. Mes esame mirę plėšikai. Ta diena, kai mus užmušė, mes buvom pagrobę ir žemę užkasę puodynę su pinigais. Užtai dabar esame prakeikti ir negalim iškeliauti į mirties karalystę. O kaip aš galiu jums padėti? Paklausiau. Lobis turi būti sugrąžintas žmonėms. Bet lobio savininkas jau seniai miręs. Palikuonių jis nepaliko. Užtat visi pinigai ir brangenybės privalo būti išdalinti elgetoms. Ar supratai? Supratau. Bet jūs nepasakėt, kur tas lobis yra. Į jį tu ir vėpsai, jis degina niekšus, prakeikia goduolį, paguodžia varguolį. Nesupratau. Ir užmiršęs, kad man uždrausta atsisukti, dirstelėjau už nugaros, bet ten nieko nebebuvo. Į jį tu ir vėpsai, jis degina niekšus, ėmiau kartoti ką tik išgirstus žodžius ir staiga supratau. Tikriausiai iš čia, lauže. Tuoj pat išžarsčiau į šonus nuodėgulius ir ėmiau kast laužavietę. Štai jis. Buvo jau visiškai sutemę ir supratau, kad namo tokioj tamsybėj niekaip nesugrįšiu. Tada darsyk pakurščiau ugnį ir net pats neatsimenu kaip, užmigau. O ryte pabudęs susikišau pinigus į kišenes ir nuėjau į miestą. Vaikštinėjau savo kaip ponas ir sutikau Jurgį, seniai regėtą draugą. Nori ledų? Paklausiau ir nupirkau jam pačių brangiausių ledų. Bet vos tik atsikandęs jis ėmė springti bei dusti. Man laikas eiti, sumurmėjau ir dėjau į kojas. Paskui sutikau Birutę, į kažko sukiojusi prie juvelyrinės parduotuvės. Nori nusipirkt? Paklausiau. Neturiu už ką, atsakė Birutė. Imk, jokių problemų. Daviau jai ploštelį pinigų, bet ir vėl atsitiko kažkas nesuprantama. Nutariau dingt namo, bet staiga prisiminiau, kad turiu pilnas kišenės pinigų. Taigi nusipirksiu dviratį ir parvažiuosiu. Taip ir padariau. Važiuoju savo namo, minu dviratį, bet staiga manęs vos nenutrenkė kažkoks asilas. Vos gyvas likau, dairausi, matau, kad link manęs artėja tos pačios 3 šmėklos. Tu išdavei mus, užtat dabar liksi su mumis amžinai. O varge, sumurmėjau, dabar man galas ir į kojas, o javytis. Pribėga upė. Perplauksiu, manau sau, negyvėliai gibijo vandens ir šokau su visais rūbais, bet ėmiau skęsti.
Gelbėkit! Gerai dar, kad ant kranto sėdėjęs ubagėlis sučiupo mane ir ištraukė. Iškart atidaviau jam visus likusius pinigus ir ką sau manot? Plėšikai paliko mane ramybei. Norit tikėkit, norit ne, bet tik per plauką tą dieną gyvas likau. Tegu perkūnas trenkia, jeigu meluoju.